Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt. Ir vėl antradienis, sveiki visi, mes vėl susitikom su Dalyte. Susitikom su Monikute. Eiliniam nuotykiui antradienį. Taip, ir šiandien laukia mūsų labai smagus, fainas automobilis. Automobilio markė, kuri man labai patinka, kurią aš pati vairuoju ir kur norėjau išbandyti daugiau automobilių. Tai šiandien išbandysim Audi Q4 e-tron 4. Manau, kad jis mums patiks. Man jau dabar patinka, žinok. Aš jau taip visai labai pozityviai žiūriu, labai noriu išbandyti, pajausti, kaip seksis vairuoti. Nes tikriausiai gal ir saviškai čia ką tik naują nusipirkai ir pakeisi? Ne, aš nebent sakysiu, jeigu nori. Matysim, o gal ir pakeisi, nes sakė labai erdvi ir sakė, ir galėjo vietos yra, ko trūksta dažniausiai tokiuose automobiliuose. Iš karto matome Audi priekį. Čia toks, šitas man, nežinau. Tokia imitacija, vis tiek čia yra visiškai elektromobilis, bet padaryta tiesiog imitacija. Taip, ir aš norėjau sakyti, kad čia grynai toks elektromobilio imitacija, kur man mačius priekį, aš galvočiau, kad čia elektromobilis, net nežinant, kokia čia. Čia net skilučių nėra, kad variklis pasivėdintų biškelį. Taip, bet man Audi šiaip priekis, man žibintai, man visą laiką yra gražu. Nu, aš esu Audi fanė, nemeluosiu, dėl to ir vairuoju pati, bet man ir gražiai tie žibintai, šiaip čia labai atrodo gražiai susišaukia su šitu priekiu ir tas toks papiktintas priekis, toks papūstas, taip sakant, man gražiai atrodo. Audytės man irgi kažkuo patinka, žavi nuo senų laikų, kol kas dar jos nevairuoju, gal kažkas, bet galėčiau. Bet traukia tave į... Pasižiūrim į ratukus. Ratlankiukai man vėlgi elektromobiliški. Jo, ir tokie... Tinka, gražiai atrodo. Jo, bet toksai standartiniai ratlankiai. Pagerinti. Čia labai išsiskiria, labai šalta, būsiu su kapišonu. Būsiu su kapišonu. Žiūrėk, ir man, žinai, kas man labai patinka, visi mano Q8 yra panašiais tais visais nuolydžiais ir tais papūtimais. Man labai gražiai atrodo. Man Audi forma niekada nenuvils. Toks papūstas užpakaliukas, papūstas lūpytės ir klubiukai dar įdėstelti. Ir žinai, ką mane labai stipriai ką tik nustebino bagažinė, nes jinai yra talpi ir didelė, tu pasižiūrėk. Aš galvau, kai sakė, kad gale vietos yra, tai, nu, ta prasme, gale jo, bet galvau, tai kur daiktus reikės dėti? Tai čia labai daug vietos. Viską, ir vežimukas turbūt tilptų ir visą kitą. Užskaitau. Liuks, bėga į galą. Priedų nematau. Labai užskaitam. Pliusas. O, tokios medžiaginės sėdynės. Medžiaginės, bazinės medžiaginės, galbūt stipriai neišsiskiriančios, bet gale vietos, mums iš karto pasakė, kad bus daug vietos. Tai įspūdingai, sakyčiau, daug vietos ir aš matau, kad ir ten prieki vietos. Ir tu pasižiūrėk, pas mane vietos. Čia dar aišku specialiai padaryta tiek, kad įsidėtų keliai. Ir seniai esu mačius, kad būtų čia gėrimui dėtuvė, kaip sakant. Va, kaip patogu ir keleivinis. Šiaip žiauriai, ne, čia man nėra. Bet žinai kas, čia gal net ir patogiau, nereikia nieko atlinkinėti ir toks įdedi, kur visą laiką trūkdavo. Jo, ir čia dar gali tašiukus pasidėti, dar kažką gali kažkas sėdėti. Bet čia šiek tiek nuvilė toks vargšiukas. Bet žinai, čia man atrodo komplektacija nėra pati geriausia, todėl jeigu galima būtų biškelį euriukų pridėjus, man atrodo, čia galima. Ir medžiagytės, odytės ir čia visų šitų mygtukų gražiau atrodo, nes čia va kondicionierius yra, bet tų Type-C USB nėra. Bet čia nuo komplektacijos. Vietos iš tikrųjų labai daug, man visą laiką, žinai, labai sunku lygintis, nes aš esu mažesnio ūgio nei jūsų, Marija, tai man visur gerai. Visur tinka, nebūna, tai vadinama, man čia galva kažkaip remiasi. Bet šiaip čia labai erdvi, mane žiauriai nustebino, iš išorės jinai atrodo faina, graži, suviukas toks, bet neatrodo, nu, galvau, kaip visą laiką bus, kur toks, nebus labai daug vietos, bet gale daug vietos, bagažiniai daug vietos. Einam į priekį? Einam į priekį. Šildom sėdynės, žiūrim, kur yra šildomas. Aišku, kad yra šildomas sėdynės. Man visą laiką labiausiai... Aš to šildau gerai. Žinai, kas mane labiausiai visą laiką nustebina, kad, pavyzdžiui, tai yra elektromobilis. Atrodo, viskas, jeigu elektra varoma, turėtų būti ir elektronika visur atvežė. Ojojoj, nu jo, čia...
O čia vėlgi komplektacija? Turbūt. Gerai, tai pradžiai apžiūrėkim. Turim vėl gerimukams įtikės USB-C. Žinai, kas man visą laiką čia labai trūksta, kad būtų užpildyta. Bet kažkaip čia visai gal ir nieko jaučiasi. Ar trūksta? Trūksta, ne, biškutė? Gal, nežinau. Ir šitas labai mažas, toks, žinai, labai toks juokingas. Mažiukas, pažiūrėk kaip mano rankytė. Mažiukas parankiukas. Bet žiūrėk, koks gilus, kiek vietos jame. Guminukų galima būtų daug sutalpinti. Ne, iš tikrųjų, man labai iš karto aš atkreipiau va šitą imitaciją medžio tikriausiai. Jo, tokia mediena imituota. Taip, bet labai gražiai atrodo, nes spalviškai fainai atrodo. Ir šiaip fainai vis tie užbaigimai tokie, man gal tik tais va šitos medžiagytės nepatinka, nes jos man taip šiek tiek pigiai atrodo jo. Sportinės. Bet čia šis skaitosi sportinės, ale tiesiog galima būtų šiek tiek paturbinti tikriausiai su audiniu. O čia visas multimedijos kaip ir paprastoji audinė. Čia, kad nepamirštum, kad tai Etronas. Norėjau sakyti multimedijos, kaip visose audinėse manęs niekada nenuvilia. Kai noriu visą laiką, kad būtų kuo, kaip sakant, naujoviškiau, gražiau, tai čia jos yra tikrai labai fainas. Kaip tau tas vairas? Daugiakampiai. Sportinis variantas. Man jie netrukdo, aš manau, kad prie kiekvieno vairo tureliai gali priprasti, plius minus. O tokie fainiai, tinka. Šitam automobiliukui labai tinka. Tai labai gerai, važiuojam. Pradedam riedėti. O aš norėjau sakyti, kad iš tikrųjų šita būtent komplektacija yra mūsų tokia skaitosi, neįmanoma jos įvardinti, tiesiog yra, sakyčiau, vidutinė, kur nėra, kad visiškai tuščia, bet nėra ir ta pilniausia. Tai toks viduriukas ir manau, kad klasikinius, kur visiems įtiks ir patiks, tai bent tie, kurie nori ekstra daugiau, tai jau ten ir daugiau susikomplektuoja. Bet vienas didelis pliusas ir privalumas, kad mes kuo daugiau išbandom elektromobilių, tai tuo daugiau jie pravažiuoja. Tai šis automobilis pagal gamintoją pravažiuoja 550, sakė, o realiai 400. Jo, 400. Aišku, oras, žiema, tai... Vėlgi, šiek tiek jo keičiasi. Baterija greit sėda. Taip, bet manau, kad čia šiaip labai geras kilometražas pravažiavimui, nes realiai, iki Palangos, aš visą laiką mes sakydom iki Pajūrio, tu nuvažiuotum. Net ir žiemos metu. Jeigu ten nesardytum, kaip žėris kelyje, žinai, nesidraskytum, tai manau tikrai turėtum. Žinai, kad būtų tikrai faina pasibandyti realiai patiem pasikrauti 100%, kartais kai sako, kad realiai 400 važiuoti Pajūrį. Į Pajūrį, bet ne dienai, o ilgiau. Ir jau likti. Ir žinai, vietą reiktų išbandyti pasivažinėti. Ir Palangiškiai turi gerų automobilių, būtų jų automobilius galima išbandyti. Taip. O, tai automobilis turi 210 berods kilovatų, nežinau, kiek čia arkliais pavertus bus. Tai ar šis automobilis save nustebina? Ar pirktum savo jį? Aš visai norėčiau tokio. Visai norėčiau, tik aišku, gal čia labiau, žinau, toksai miesto, aišku, mieste ir nereikia ten didelio labai virš 5 metrų automobilio. Šitas gal toks kompaktiškas, jisai mažesnis, toks elegantiškesnis, man gal labiau moteriai jisai tinkamas. Bet žinai, jūs kaip mažesnis, kompaktiškesnis, bet šiaip tai vietos prasme, tai jis visiškai nemažas, čia jos yra pakankamai. Bet jis atrodo toks vis tiek, man toks smulkesnių. Žinai ką, man tai sumažinta Q8 versija. Gali būti, aš Q8 dar nebandžiau, man atrodo. Bet šiaip atrėmė iš išvaizdos. Kai matei, mes kieme, kai savie tokia, jinai didelė, o šita man tokia mažesnė, bet tokia žiauriai simpatiška, kaip sakai, moteriška. Ir man atrodo, kad, tarkim, jeigu dabar jeigu galvočiau ne apie Q8, galvočiau paprastesnę mašiną ar ten elektromobilį, Q4 būtų labai stipriai tarp mano favoričių, nes tiek bagažinės atveju daug vietos, tiek gale vaikui atsisės vietos, tiek keleivis žinok, labai didelį pliusą rašau. Nebuvau išbandžius Q4 ir net nebuvau svaršius šio automobilio, bet mane labai gerai nustebino. Jeigu būtų vėl šviesesnis salonas, tas salonas yra čia kaip užburtas ratas, visada, bet kokiu atveju mes visada norėsim vėl šviesesnio moteris. Taip. Gal ir unise, bet man vis tiek, sakau, iš tokių formyčių, vyrui man tokios šiek tiek didesnės norės. Bet žinai, ką mes laiką vyrams sakom, arba tos didesnės masyvios, arba tada jau tokios sportinės. Neaptarėm būtent va šito bėgio perjungimo. Kaip tau? Ar patiko šitie visi? Man visai smagu, kad jis nedidukas ir neužėmė ten vietos ir nerenka papildomai. Masyvus, ne? Jo, man gerai. O patogu buvo, kai dabar perjunginėjai? Bet čia, aišku, vėlgi, įpratimo reikalas. Pirmi, kai buvo patogu, tada bandžiau atbulinį ir netyčia neutralų įjungiau. Tai, žinai, bet čia gana įprotis. Bet čia įprotis vėl. Bet čia fainiai atrodo, ne? Ir man, aišku, čia šitos teplesnis toks paviršius, bet man jis gražiai blizgiai atrodo. Ir oro kondicionierius man šiaip patinka, kai va toks aiškiai yra išdėstytas, patogiai gali pasijunginėti. Kitose būtent didesniausios audio automobiliuose, tai čia dar viena yra multimedija, bet šitie mygtukai labai kažkaip man irgi fainiai patogiai, kai nori greitai kažką sureguliuoti, įjungti, tai paprasta. O multimedija, tai audio savininkai tai tikrai labai gerai viską žinos, kad čia taip
įprasta, visi radijai, visi ten tie, tai mes jo galim pasiklausyti muziką ir įjungsime lietų. Maišo visas kortas ir man ir tau. Gerumo nebus per daug, gerai žinau. Gerai, tai gal daina tiesiog dabar tokia, bet labai švariai groja. Švariai ir garsiai, šiaip švariai ir garsiai. Dar jaučiu galima pasireguliuoti, kad tas garsas būtų ir priekį, biškut, ir gale, ir vidury, nu ta prasme, nice. Nu, bet iš šitų kolonėlių beveik Zenolovose negali tikėtis, kad bus blogai, turi būti gerai. Nuviltų, jeigu būtų blogai, privalo, jo. Tai va, mes dabar išvažiuojame šiek tiek greitesnį kelią, kur, manau, mes galėsim ir pasimatuoti jau ir greitį. Ir sužinoti, ar mus čia apgaudinėja ar neapgaudinėja ir ar mes įtilpsim tą laiką, ar gal net ir pagerinsim. Pranoksim visus parametrus. Numatysim. Viskas, dalytai, užleidau vairą. Jo, dar tai įsipatoginsiu. Tu žinai, tau labai gerai, nes tu gali su saviškai lyginti. Aišku, čia yra elektromobilis, pas ne elektromobilis. Ne, pas mane yra paprastas, bet žinai ką, bet šiaip jis žiauriai skiriasi. Čia net, nu žinok, neįmanoma būtų sulyginti, nes jinai visiškai kitokia. Visiškai. Net ir atsisėdus man, nu mano didesnė žymiai, tai jinai iš karto jau tokia begemotas. O čia šiaip labai man tokia elektromobiliška ir tokia labai, kaip čia, minimalistiškai graži tokia. Smulkutė. Jo, tikrai, kai sėdė švai, net man vairiu, nu man čia tokia atrodo, toks fainas, mielas. Vairas šiaip fainas, įdomus, bet šiaip fainas, man patinka, jie plonesni yra tokie. Bet čia tokia optinė apgaulė, atrodo, kad jinai smulkutė, mažutė, bet jinai talpina daug, talpina kaip karvė kokia. Taip, ne, iš tikrųjų mane vietos atžvilgiu labai nustebino ir aš sakau, kad jeigu, tarkim, nesinorint, tarkim, kuo 8 per didelė ar ten per brangi, tai kuo 4 variantas ir dar elektromobilis, kas yra nu vis tiek privalumas, labai fainas, nes vietos jie tikrai daug, bent jau taip atrodo, iš pirmo žvilgsnio, tiek gale, tiek bagažiniai, nu netikėtai daug tos vietos yra, tai fainai. Užskaitau. Ir labai maloniai važiuoja. Nu, bet aš tikriausiai mes kito negalėjom tikėtis. Naujas automobilis, elektromobilis, Audi markė. Tai ko tu daugiau nori? Žinai, kad bus tikrai malonu ir gera važiuoti ir neprisikabinsi. Man atrodo, kad aš tą mašiną galėčiau bet kur važiuoti ir jinai tokia ekonomiška, kompaktiška, lengvai važiuojanti ir maloniai važiuojanti. Nu, tikrai. Aš sakiau, blogą partnerę pasiėmai, Marija būtų gal tikriausiai ta, kuris sakytų, vai, čia galima prie to prikipti ir prie to. O tai man visada prie kažko galima prikipti. Aišku, visą laiką rasi. Visada rasi. Bet pavyzdžiui, taip kaip Marija, tarkim, nu, Mercedes yra žiauriai fanė. Nors man ir Mercedesas labai patinka, bet jei man rodos Audi, tai būna kažkodėl mane visą laiką toks patraukia per dantį ten, kas man tas nepatinka. Pagalvau, kad saulės nebūtų. Bet saulės, dega plaukai. Gerai, ugninė mergaitė. Tai vat. Labai tiesiog, žinai ką, būna tikrai tokių automobilių fainų, kur tiesiog įsėdė ir toks būna prilimpa, tai šitas visiškai prilipo. Ir labai atrodo manevringas, tikrai. Sėdinytės labai patogas, toks komfortiškas, šeimos arba pavienių žmonių automobilis. Fainai, ir į kelionę galima. Žinai, ką galvoju vėlgi, mes žinom kainą, plus minus naujo automobilio. Ir man atrodo, panaši kaina buvo mūsų Jaguaro bandomo I-Pace'o, jeigu nemeluosiu. I-Pace'o. Tu bandžius irgi I-Pace'o, ne? Ne, aš F-Pace'o, man taip. Nu, ta prasme, kaina, aš sakyčiau, dar labai yra padori ir gera net ir iš salono. Kaip elektromobilio, tai Edvinas, kadangi dabar jis važinėja dažnai į Jonavoje gali pasikrauti, jis galvoja apie elektromobilį ir mes galvodom koks. Tai žinok, be to, kad jis labiau gal moteriškesnis, tai mano, sakyčiau, vienas iš tų favoritų eitų, kur mes esame išbandę. Aš aišku nekalbu apie Audi GT. Man irgi čia viskas smagu, nes man asmeniškai patinka, nes man, sakau, viskas labai taip minimalistiška, smulku, elegantiška. Tvarkinga, švaru. Sportiška turėtų būti, bet man vis tiek tos elegancijos yra nuo tų visų tokių gražių formyčių ir nulydimų. Taip.
nusileidimų. Tai aš irgi duosiu 9. Aš irgi visiškai 9, dėl to, kad man taškelis čia tik dėl to, bet čia skonio reikalas, man šito užpildymo trūksta. Vienintelis kas modelį, o visa kita man patiko, plus jūs galite pagal savo kišenę pasiturbinti ir pasigerinti komplektaciją ir prisidėti to, ko jums dar ekstra reikia. Ir tie patys, manau, kad labai duoda sėdynio apmušalai. Jo, tiesiog, tai audinės sėdynės ir visa kita sportinės ir panašiai, tai jūs čia visiškai galite pagal save, pagal savo komplektaciją padaryti. Tai aš užskaitau, man labai patiko, 9 stiprus. O emocija, nežinau, man patiko, bet kad sukeltų tas emocijas, ką gali tikrai automobilis sukelti, man taip nebuvo, tai aš tai linkčiau link 8. O aš drąsiai duosiu 9, dėl to, kad mes kiek bandėm elektromobilių, tai tikrai man šitas vienas labiausiai patikusių, nes jis man labiausiai primena ir paprastą automobilį, kurį važiuoji ir tu nejauti, kad ten tave tampo ar kažkokio ten to jausmo, o labai maloniai važiuoja kelyje, labai ekonomiškas, kompaktiškas, vietos yra daug, kas yra didelis privalumas, nes galvojant, jeigu nori ne tik vienas važinėti, bet ir jeigu vaikai, ar ten bagažiniai daug daiktų ir panašiai, tai man kažkaip labai gerą emociją, aš nežinau, bet vėlgi, atsimeni, aš sakiau, kad man Audi automobiliai patinka, tai gal šiek tiek iš karto lydaus ir jiem labai daug priduoda pliusą. Bet man tikrai. Ne, nes viskas fainai, aišku, čia būtų dėl komplektacijos galima pasiginčyti ir pakeisti daug ką, bet čia viskas įmanoma padaryti. Tai... Taip, bet bendras jie kaunasi 9. Sakyčiau, geras 9 ir mes labai užskaitom. Audi Q4 e-tron 4. Jeigu nematėte mūsų kitų laidų, visą laiką žinokit, kad galite nueiti į YouTube kanalą Urbs TV ir ten rasit visus mūsų išbandytus automobilius, kurių mes išbandę esam labai daug. Tikrai nemažai ir visi mūsų sezonai yra kelti ir naujasis sezonas yra keliamas palaipsniui, kada išeina laidos, o laidos išeina? Kiekvieną antradienį, 17 valandą, tik per 2TV. 2TV. O 2TV geriausi namai. Čia mūsų namai, muzikantų namai. Taip. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito antradienio. Iki. Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt.